neįprastiems pasimatymams nueiki 5 iš karto. Jei pirmas pasimatymas užkniso, tiesiog pasakyk kitas. Pasiūsk jį arba ją autobusą ir pradėk iš naujo su kitu. Ta ar tas, kuris iškęs iki judviejų pasimatymo galo, galės rinktis eiti į antrą pasimatymą su tavim arba pasimti pinigus ir palikti tave ant ledo. Ką darai, daryk gerai, nes tu gali būti kita arba kitas. Sveiki, aš esu atlikėja Vesta, 19-metė iš Kauno. Trokštanti dainuoti ir. Neklausk manęs, kodėl saulėlydžiai rausvi ir vieniši. Jeigu atvirai, tai iš kelių dienų mano gimtadienis. Ir galbūt aš noriu padaryti savo mamai pačią didžiausią dovaną, nes jinai trokšta mane matyti tiesiog televizijos ekranuose. Galbūt aš šiandien tikiuosi sutikti tokį žmogų, kuris šoktų galbūt šalia scenoje arba dainuotų netgi kartu. Kitas, pasakyčiau vaikinui tam, kuris būtų vulgarus, atgrasus, kuris galėtų pasakyti merginai tokių žodžių, kurie būtų nepriimtini. Esu Vytautas, man 20 metų. Aš turiu nuosavą verslą. Ieškau papingos blondinės, kuri ne tik siurbtų pinigus, bet galėtų siurbti ir kilimus. Sveiki, aš esu Mindaugas, esu žmogus prie meno ir prie Dievo. Ieškau geros žmonos, puikios vaikų motinos, geros šeimininkės. Galėtų bent jau, kad ne kokį kotletą, bent jau kiaušą išvirtų. Aš esu Eimantas, nerealus bachūras. Ieškau šviežios gražios panelės. Pageidautina, kad jinai būtų švari, išsipraususi, pasikvėpinusi. Daugiau iš jos man nieko nereikia. Norėčiau, kad jinai man atliktų masažą, pageidautina be rūbų. Mes nugalėsim. Esu Kamis, man 18 metų. Ieškau juodukis, tačiais papyčiais nekaltos ir kad turėtų proto lovai. Antanas, 22 metai, renginių vedėjas. Ir mano balsas panašus į Marijono Mikutavičiaus. Taigi, sužaisime žaidimą taip arba ne. Kaip šiai čiulbingalai seksis ieškoti tinkamų kadrų? Žiūrėkite netrukus. Jaunoji žvaigždutė Vesta jau trypia vietoje. Kuris Eržiliukas ant žaliojo kilimo žengs pirmasis? Kas keliauja pirmą? Varyk tu. Varyk, davai, ką tu čia sėdi dar, varyk. Paimk ją į savo rankas. Pažadu pakabintą putytę. Vytautas, 20 metų, būsimas meteorologas. Gali taukšti nesustodamas 4 paras. Nepatinka juodos panos. Labas. Malonu susipažinti Vesta. Vytautas. Malonu. Jeigu jam patinka šviesiaplaukės, tai jis greit grįš. Man tai vis tiek atrodo, jeigu pamatys, kad geri mozolį ant rankų, kad galės karvukę pamelžt, tai paims ir tamsti. Galėtum truputėlį papasakot, tik nuo pradžių, kiek tu atsimeni visą savo gyvenimą? Pirmiausia pasakyti, spėk kiek metų. Gal 19, 18 arba 20. Taip, 20. Čia esu verslininkas, smulkus verslininkas. Siek. Smulkus verslininkas. Ką verslininkauji? Žvejybinis masalas tiekiu Kaune. Mėgstu gamtoje leisti laiką daugiau nei mieste. O šiaip tavo merginos idealas? Vandenė. Supratau. Vandenė, o vidumi rūpė. Labai. Pagrindinis čia, manau, turėtų būti dalykas. Ramesnio būdo. Ramesnio? Ramesnio, truputėlį. Tai manau, kad aš nelabai tau tiksiu tada. Mano gyvenimas susijęs su scena, su dainavimu ir aš labai tokia energinga esu šiaip. Aišku. Todėl aš sakau kitą. Aišku. Ką padarysi? Jisai ramus žmogutis, jisai toksai labai, o aš tokia numėgstanti, dainuoti, lelele ir panašiai. Geresnė autobusiukį neras ir daug ką prarado iškituodama mane. Smulkus verslininkas Vytukas pasirodė esąs tikras mailiukas, todėl Vesta jam pasakė kitas. Sėsk čia, duok 5, ko taip trumpai buvai? Iškitavo, nes per ramus buvau. O kaip pati pana? Įspūdinga. Įspūdinga. Jo, įspūdinga pana, tikrai. Bliava, tai gerai. Kas toliau? Tu? Aš? Tai gal ir eik. Tai jaučiu, aš ir eisiu, gerai. Davai, kabrytė. Davai. Čiupsim liūtą už uodegos. Mindaugas, 18 metų, tikras papų asas, kovos menų profesorius. Idealus pasimatymas 3 su mėnuliu.
Oho. Labas. Mindaugas. Malonu labai. Aš ir nepastebėjau, kad tokios blondinės su tokiais vaikinais vaikščiotų. Tai ten trumpas Jonas tikriausiai, ne? O, aš tai mėgstu labiau gal tokią 90-ųjų, kokie pop, tenai visokie dance hitai. Galima šokti mėgstu ir pagal šiuolaikinę, taip, taško. O tarkim, pats, ko nors man galėtum padainuoti? Padainuoti? Taip. Palauk, to dabar sugalvosiu, ką. Bet aš noriu kokios nors lietuviškos tokios dainos. Lietuviškas, palauk. Tai. Tavo gyvenimo būdas jai paramus? Jo. O ko jinai šiaip ieškojo, nesakė? Nežinau, aktyvaus. Aktyvaus. Supratau. Gerai. Gerai. Tuo sužinosim, kas yra ant kiek aktyvaus gyvenime. Palauk. Dabar žinau, kaip užkrito. Tai. O kaip su tavo kvepavimu? Su kvepavimu? Taip. Tu prasme... Bet padainuok man gamą. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nu, šunuolis, bet aš dar noriu tavo kvepavimą taip išbandyti. Va šitais va balionais ir turi tokį man išpūsti didelį. O jeigu jis susproks, tada galėsi imti antrą? Tai iš karto duodu dar 3. Dar vieną man pripūsk. Dar vieną pripūsti. Čia jaučiau už visus jau pripūsti. Čia, žinok, man pasirodė tavo labai tokia, menkutis toks kvepavimas labai, todėl kuo daugiau. Rūkai? Ne. O šiaip pats ką gyvenime veiki? Sportuoju, paišau, labai mėgstu piešti. O kaip su tavo vokaliniu sugebėjimu? Kaip tu pats apie save galėtum Aš manau, kad būna ir geresnių, manau. Ieškausi prie savęs šalia scenoje, galbūt dainininko, galbūt šokėjo, kažkokio, tai ieškausi talento. Tikrai labai malonu buvo susipažinti. Labai mielas, šaunus vaikinas, tu esi, žinok, bet... Va, ta proga čia. Bet vienas liko, dabar šitą tai turėsi visą laiką, žinok. Gerai, žinok, pamatysi, kad tu ją neturi vis tiek. Į sceną nežiasi. Gerai, pažiūrėk. Bet aš tau sakau kitą. Vartuok. Ne kažką, bet... Ne, nu mergytė tai tikrai įspūdinga labai, va, Nu, jisai pasakė, kad vokalinių sugebėjimų pas jį nėra, jisai moka piešti ir aš tikiuosi, kad mes galbūt dar ir susitiksim, jisai mane nupieš, kaip aš ant scenos dainuoju ar kažką panašaus. Bus tų panų dar, vis tiek ne karo metus. O smalsumas tai iš tikrųjų vis tiek daro savo, todėl laukiu kokio nors kitą vaikiną. Išgirdęs negailestingą nuosprendį papuasęs Mindaugas grįžta į vyrišką gentį. Gal kitas vaikinas ves tai patiks labiau? Ką tu pasakysi naują? Ką aš galiu pasakyti? Nu tikrai, graži panelė, visą ką. Dėl ko iškitavo? Iškitavo, nes ieško savo partnerio scenoje, kad dainininkas koks būtų. Aišku, abydna, nes tikrai labai faina panelė buvo, visą ką. Jo, čia jau tikrai. Kas toliau? Eimantas, kas daugiau? Eimantai, sėkmės! Pakabink, padainuok, kaip sako, paimk žvėrį į savo rankas. Na ką, laikykis mergytę. Eimantas, 18 metų, pravardės Kacas. Gali gerai pavaryt. Melžti karvę šlykštu. Labas. Labas, čia Eimantas. Malonu, Vespa. Malonu. Iš karto paprašė padainuoti. Aš Ką dainavot? iš grožio jos nieko neatsimenu dainų, nieko nedainavau, prašios padainuoti nedainavo irgi. Žmogau, švieskim man vėl. Galvoju, ko nors apie muziką, apie meniškas esi ir... Ne, meniškas nesu. Bet aš norėjau, kad tu man padainuotum vis tiek. Padainuot? Gal nereikia, tik tu. Nu, ateina, ne? Ne, Ne, čia paukštis paskui. gal toli eiti reikia, nes turėtų šiaip neužilgai grįžti. Supranti, aš esu atlikėja ir aš dainuoju scenoje. Todėl ieškausi galbūt vaikino tokio, kuris šalia... Ne, aš to tikrai tada netikčiau. Tai aš atsiprašau labai, tikrai malonu buvo, bet sakau kitas. Atsiprašau. Ką, graži pana, bet kažkaip... Kaip čia dainuoti šią dar turiu. Bachūrai panų ieško, ne? Kompanijienių ant scenos. Vokalo, va tiek ir šiaip nei klausos, nei nieko. Čia, būra. Nei paklausi, nei metų, nei iš kur tu esi, nei kas patinka, nei ką. Iš karto noriu, kad padainuotum. Ne dainavėlis, aš jei koks